Štai taip, mėly mūsų klausytojai, toliau žygiuojame su mūsų programa ir dar sykį aš noriu visas mūsų klausytojas moteris pakviesti į ateities įgūdžių kursą, kurisgi vyksta pirmajame moterų universitete. WOW universitetas yra 13 savaičių internetinis kursas, kurio metu jūs įgysite svarbių šiuolaikinių gebėjimų. Visos paskaitos, užduotis, klausimų atsakymų sesijos, komandiniai darbai vyksta tik internete, tai yra žiauriai patogu ir faina, o mūsųgi tikslas pakalbinti bent jau dalį tų šaunių dėstytojų, kurios ir pertiks išmintį ir patirtį būsimoms studentėms. Šiandieną mes telefonu susisiekėme su asmeninių prekės ženklų vystymo konsultacijų rinkodaros įmonės Persona Cognita įkūrėja Dominika Venciūtė. Gerą dieną, Dominika. Sveiki. Malonu, kad sutikot papasakoti bent jau dalį tos informacijos, kurią sužinos būsimosios WOW universiteto studentės. Jūsų paskaitos vadinasi asmeninis prekės ženklas ir nuo ko pradėti. Tai gal mes ir pradėkim nuo to, kas apskritai yra asmeninis prekės ženklas. Taip, žinoma, tai iš tikrųjų šiandien egzistuoja daugybė stereotipų ir mes visos skirtingai suvokiame, kas yra tas asmeninis prekės ženklas. Tačiau, jeigu paprastai žodžiais kalbant, asmeninis prekės ženklas tai yra iš esmės įspūdis ar nuomonė, kurią apie mus susidaro kiti žmonės. Ir būtent dėl šios priežasties kiekvienas iš mūsų, kiekvienas žmogus asmeninį prekės ženklą turi. Ir klausimas yra tik tai tas, ar mes ką nors su tuo darome, ar mes jį stipriname, ar mes jį vystome, ar mes įdedame pastangų į jo kūrimą. Tai iš esmės, jeigu taip trumpai, tai yra įspūdis, nuomonė apie kitą žmogų. Vadinasi, klaidinga manyti arba sakyti, kad asmeninis prekės ženklas čia labiau susijęs su verslu. Tai čia priklauso nuo to, kokiais tikslais kiekvienas iš mūsų savo asmeninį prekės ženklą vystome. Tai kai kurie iš mūsų tai darome vardan to, kad galėtume geriau pateikti savo produktus ar paslaugas, padaryti jas geriau matomais. Tačiau kartais, mes ir dirbdamos organizacijose turime savo asmeninį prekės ženklą vystyti savo komandos, savo vadovo akise, galbūt ieškant naujos darbo vietos. Tai iš dalies galima sakyti, kad tai yra susijęs su verslu, bet nėra taip, kad asmeninis prekės ženklas reikalingas tik verslininkams, vadovams ar laisvai samdomiems darbuotojams. Yra iš esmės tikrai daugybė statistinių faktų, kurie parodo, kad asmeninio prekės ženklo dėka gaunama yra daugybė kitų privalumų, didinamas organizacijos matomumas, pritraukiami nauji talentai ir panašiai. Tai vėlgi yra procesas. Negali asmeninis prekės ženklas atsirasti per savaitę ir jau iš karto pasiekti tas reikalingas aukštumas planuotas. Tikrai taip. Tai jeigu mes norime pasiekti gerų rezultatų, tai reikalingas yra nuoseklumas, nes irgi labai dažnai dar susiformavęs yra klaidingas įspūdis, kad čia asmeninis prekės ženklas, tai aš čia susitvarkysiu savo LinkedIn profilį, pasiapdeitinsiu saitinę informaciją ir čia jau kažkokių tai rezultatų gausiu. Galbūt taip, ar ne, galbūt kažkam potencialiam, pavyzdžiui, darbdaviui tas profilis kažkokį tai duos signalą, kad tai yra tinkamas darbuotojas. Tačiau jeigu mes iš tikrųjų norime būti matomi, jeigu mes norime atskleisti savo stipriausias savybės, galbūt sieti tai su savo atstovaujama organizacija, verslu, paslauga, tai tuomet tikrai reikalingas ir turinio kūrimas socialiniuose tinkluose. Tai čia yra svarbu suprasti, kokį mes tą turinį kūrėme, nes dažnai kuriamas turinys neatspindi to, kas mes esame, dėl ko mes esame žinomi, ką mes galime pasiūlyti. Tai reikėtų šituos dalykus taip pat išsigryninti. Tai tiesiog tikrai jūs teisingai paminėjot, tai yra procesas, kuris prasideda nuo savianalizės, nuo suvokimo, kas aš esu, kokią aš vertę kuriu, nuo kanalų pasirinkimo, nuo turinio temų išsigryninimo ir vėliau vyksta jau nuoseklus vykdymas. Jeigu ne taip darai, kaip reikia, arba padarai klaidų, yra įmanoma, jog tas asmeninis prekės ženklas turės prastą reputaciją, bus jis neveiksmingas? Taip, tikrai taip. Tai iš tikrųjų vėlgi priklauso nuo to, kokios tos klaidos, tačiau didžiausiai, pavadinkim tai klaida, bet dažniausiai tiesiog dažnai žmonės nesupranta to naudos ir nieko su to nedaro. Tai tiesiog praranda galimybės pasiekti daugiau, uždirbti daugiau, būti labiau matomiems ir panašiai. Bet aišku, jeigu mes tam tikrą turinį kūrėme ir kažkaip tai save pozicionuojame nesuvokdami, ką mes norime su tuo pasiekti, tai taip pat galima kartais prisidaryti ir savo žalos. Nes tiesiog galbūt tas turinys, kurį mes naudojame, kuriame pramogai,
yra matomas ir platesnė auditorija ir vėliau gali netinkamai mus parodyti kitiems žmonėms, tai yra sukurti netinkamą įspūdį apie mus. Kartais žmogus turi ne vieną veiklą, gal net ir ten 10 veiklų. Ar tikslinga visas jas, kaip sakoma, kišti po vienu prekės ženklu ir tikėtis, kad tai jau turėtų būti labai veiksminga, ar geriau skaidyti? Labai priklauso nuo situacijos. Iš tikrųjų, tai gali būti, kad tam tikroms veikloms nereikia to asmeninio matomumo, ar ne, o kitoms veikloms galbūt, nes pavyzdžiui, tam tikroms veikloms galbūt sklinda informacija iš lūpų į lūpas ir jūs jau taip esate žinomas toje srityje. Bet galbūt tam tikrai kitai veiklai, kurioje jūs dalyvaujate, reikalingas tas matomumas. Tai čia iš tikrųjų strategijos dalis, ar ne, asmeninės strategijos dalis. Tai reikėtų apgalvoti. Kitas dar dalykas yra galima skirtingoms veikloms parinkti skirtingus kanalus. Na, pavyzdžiui, jūs, tarkim, dirbate organizacijoje ir esate, nežinau, tarkim, kažkokių išteklių profesionalas. Tai greičiausiai LinkedInas būtų tas pagrindinis kanalas, kuriame jūs galėtumėte komunikuoti ir vystyti savo asmeninį įvaizdį, bet galbūt šalia to, sakykime, turite kokį nors on the side verslą ir parduodate produktus masiniai auditorijai. Tai greičiausiai šitoj srityje galbūt jums labiau tinkamas kanalas vystyti tai veiklai būtų Instagramas ir Facebookas. Tai čia labai priklauso nuo situacijos, galbūt tokio vienareikšmiško atsakymo nėra. Specialistai gan dažnai kartoja, jog svarbiausia kurti unikalų turinį. Ne iš kažkur skolintis, ne kažką perpostinti, bet tavo kuriamas unikalus turinys yra ta didelė dalis sėkmės. Čia tiesa. Taip, manau, kad tikrai taip. Ir svarbiausia, aišku, svarbu ir unikalumas, tačiau mes labai dažnai taip pat galime tą turinį, vadinamas toks yra terminas content curation, ar ne, turinį kuruoti. Mes galime dalintis ir antriniu turiniu, bet tiesiog pateikti jį su savo įžvalgomis, ar ne, su savo naujų požiūrį jį. Tačiau svarbiausia, kalbant apie turinį, tai jį kurti tokį, kad tas turinys duotų kokią nors vertę auditorijai. Ne? Tai tas turinys turėtų arba informuoti auditoriją, arba edukuoti auditoriją, suteikti jai naujas žinias, o galbūt auditorijai įkvėpti ar pralinksminti. Tai tiesiog, ar ne kiekvienas mes pagal savo asmeninį pozicionavimą, kaip mes norime pozicionuoti save, kaip mes norime, kad mus matytų kiti, tai tiesiog mes pasirenkame atitinkamus turinio tipus ir būtent per juos save pateikiame. Tai, sakyčiau, tas vertės kūrimas yra svarbiausia dalis. Paskaitos jūsų subalansuotos ir toms moterims, kurios norėtų turėti prekinį ženklą, ir tos, kurios jau įsivaizduoja, kad turi ir norėtų įvystyti toliau, ar ne? Tai mano tikslas iš tikrųjų pačioje pradžioje, ar ne, savo kurso dalies yra įtikinti visas moteris, kad tikrai kiekviena iš mūsų tą asmeninį prekės ženklą mes turime. Tai galbūt pas mus kai kurias jis yra gana silpnas, ir neveikia, ar ne, tiesiog mes su tuo nieko nedarome. O jau vėliau mano tikslas yra pateikti pagrindinius principus, papasakoti apie juos detaliai, kad kiekviena galėtų juos prisitaikyti savo, siekdama tam tikrų savo tikslų. Tai iš tikrųjų tikrai pritaikoma moterims, tiek toms, kurios dirba samdomą darbą organizacijose, galbūt toms, kurios ieško naujos veiklos, o galbūt toms, kurios jau yra pradėjusio savo verslą arba vysto savo idėjas. Wow, universitetas tuo ir garsėja, jog tai nėra vien tik sausa teorija, yra labai daug praktinių užsiėmimų, įvairiausių tokių užduočių, tai jūs taip pat savo paskaitose didelę dalį skirsit praktikai. Tikrai taip, tai turinyje yra nemažai užduočių, kai kurios iš tų užduočių yra skirtos moterims atlikti individualiai, tačiau Wow University turi tą nuostabią galimybę moterims ir grupelėse diskutuoti ir tuos namų darbus ar ne atlikti kartu, kas aš manau yra labai naudinga, nes kai žiniomis ir savo nuomonę, savo įspūdžiais yra dalyjamasi su kitais žmonėmis, mes tikrai gauname daug daugiau, ar ne, mes išgirstame įvairesnių nuomonių, mes pamatome, kaip gali būti dalykai daromi ir kitų kampų. Tai tikrai taip. Tai tos praktikos yra ir tikrai aš tikiu, kad dalyvės, kurios jau įsitraukia šitos mokymus, šitą visą universiteto programą, tikrai skiria laiko tam, nes tai be abejonės yra labai svarbu. Dėkui, Dominyka, už pokalbį. Ačiū Jums. Gražios dienos. Ačiū, Jums taip pat. Viso. Tai
tai buvo asmeninių prekės ženklų vystymo konsultacijų rinkodaros įmonės Persona Cognita įkūrėja Dominyka Venciūtė. O aš dar sykį noriu priminti, jau čia dabar paskutinis perspėjimas toms mūsų klausytojams, kurios nori suspėti į nuvažiuojantį traukinį, jog dar šiandien iki vakaro jūs galite ateities įgūdžių kursą gauti su labai ženklia nuolaida. Tiesiog keliaukite į puslapį wowuniversity.org, ten susiraskite ateities įgūdžių kursą, įveskite nuolaidos kodą, kuris galioja tik šiandien, o kodas yra WOW Antanas ir tiesiog mokykitės, semkitės informacijos ir žinių su ženklia nuolaida.